viskas buvo nesvarbu, galėjo prieit vaikai, medžiot pelėdos vanagai, keliaut laiku gandrai, kliūtis spąstus paprastai, žmonės kurie kūrė juos ilgai, kad suprastų, kaip blogai, kad tavęs šitiek laiko nemačiau, nieko, kol pamačiau tavas akis, kurios pašaukė mane pritarčiau, tada aš suklupau. Praėjo diena, praėjo naktį ir aš tikėjaus tave surasti, neradus rytą, neradus vakarą, supratau, suradus pragarą, po žemyn įklimpau, skausmą pajutau, nenoriu likti čia, degti ugnyje, kuris degina kūną, balsas gerklėj džiūna, kad tavęs šitiek laiko nemačiau, nieko, kol pamačiau tavas akis, kurios pašaukė mane pritarčiau, ir tada aš suklupau. Šitiek laiko nemačiau, nejutau nieko, pamačiau tavas akis, kurios pašaukė mane pritarčiau, kurios pašaukė mane pasiklydau, kad čia ramu, bet tavo meilės aš pilna kančių, tavo rankos atstoja namus, naktimis ten aš noriu būt, kol meilė neišblėso, kad neišblės, veski mane už rankos į paslaptį nakties, nieks netikės. Poezija krito iš rankų, šią naktį subyrėjo, ją tau dovanojau, bet ji tau nerūpėjo. Meilė lyg pianino klavišai, skaisti, šviesi, šilumą skleidžia, tarpais purvina, tarsi geismo apsėsta, žeidžia. Meilė lyg pianino klavišai, skaisti, šviesi, šilumą skleidžia, tarpais purvina, tarsi geismo apsėsta, žeidžia. Meilė lyg pianino klavišai, skaisti, šviesi, šilumą skleidžia, tarpais purvina, tamsi, geismo apsėsta, žeidžia. Meilė lyg pianino klavišai, skaisti, šviesi, šilumą skleidžia, tarpais purvina, tamsi, geismo apsėsta, žeidžia.
viskas baigsis ir būsim kartu vakare. Žinau, aš taip pat pavargau, man noris pasom bėgtis vien. Naktim trumpam tamsoj išvažiuot, užsimerkiant pod galšoji. Kalbėtis iki pavyzdžių, kol paukščiai sudrotys. Pabėgti iš namų, gal nieks nepamatys. Aš nežinau, kas laukia rytoj, bet pažadu, kad susitiksim. Duok į ranką, leisk prispausti save ir ženkim kartu. Žinau, aš taip pat pavargau, man noris pasom bėgtis vien. Naktim trumpam tamsoj išvažiuot, užsimerkiant pod galšoji. Kalbėtis iki pavyzdžių, kol paukščiai sutrukdys. Aš pavargau, aš pavargau. Ačiū. Tai kaip suprato, tokias negirdėtas dainos, tai visos šitas dainos yra mano ir girdėjot dabar naują mano dainą, kuri vadinasi Pavargau. Ir ją sukūriau per karantiną, nes tikrai labai pavargau, kaip ir kiekvienas iš čia jūsų sėdinčių. Tai, o dabar daina, kai mes kartu. Mes kartu sau sukas ratu, mes kartu virš debesų. Kai mes kartu žodžius tariu, kai mes kartu tave myliu, kai mes kartu. Kai mes kartu. Mes kartu išvis negaliu. Mes kartu viskas nuostabu. Kai mes kartu mane baisu. Kai mes kartu aš tyliu, negaliu užsimerkt, negaliu patikėt, kai mes kartu. Kad mes kartu. Viskas nesvarbu aplink, tiesiog visiems sakysiu tik tavęs viena tereikia dabar. Klausiu amžius, kai mes kartu.
Su priklausiu skaičiu kitam, kur tamsu, beprotiškai baisu. Lauki jų, popierinių draugų. Dėl savęs netikėk, ką jis sako prie tavęs. Jie sakys visą kitą be tavęs. Sužinot, ar tikri tavo draugai, negali taip lengvai ir paprastai jų atskirt, nesugebėsi to. Visada šalia tavęs. Nekartiniai popieriniai draugai, nežinai, ar čia juoktis, ar liūdėt, kai matai, kaip jų keičiasi veidai. Tik stebėk, kad netektų nukentėt. La 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 la. O gal tu pasislėpęs tamsoje, pritampysi savo netikrų žvilgsnių prie visų veidų skaičiančių galvų, kurios tik stengiasi išlikt, tik tai išlikt. Sugebėsi to, bet jie čia visada šalia tavęs. Sužinot, ar tikri tavo draugai, negali taip lengvai ir paprastai jų atskirt. Nesugebėsi to, bet jie čia visada šalia. Šalia tavęs. Ačiū. Ačiū. Ar ne viskas gerai?
kissed me for the first time. Said I forgot how to kiss. Your laugh and your smile was so beautiful. I remember those cold winter nights. Can't forget how I warmed your hands. I want you to remember all those silly things we used to do. Darling, I love you forever. My heart belongs to you. When you hold me, however, I got a feeling that I'm in love with you, that I'm in love with. At October I will cry. No one gonna know why. Just few of my friends gonna sit sad with me. All those months we had to wait were the hardest in my life. Darling, I will love you forever. My heart belongs to you. When you hold me, darling, I will love you forever. My heart belongs to you. 'Cause when you hold me, however, I got a feeling that I'm in love with you, that I'm in love with you. kurie nepabūgo net tokio oro. Ar galima paploti Gabijai Lukrecijai Petrauskaitei, kuri jau antrus metus prisijungia prie Kiemų projekto. Sveiki susirinkę į antrąjį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamą renginių ciklo Kiemai vietą. Mes pirmą kartą Ginkūnuose. Ar galite paploti? Šiandien pas mus į kiemą atvyko dvi nuostabios ir garsios kūrėjos, kurias pristatysiu kiek vėliau. Tačiau jau kitą savaitę, rugpjūčio 7 dieną, mūsų lauks dar vienas susitikimas su gamtos fotografu, šiauliečiu Mariumi Čepuliu ir žurnalistu keliautoju Liudu Dapkumi. Na, o mūsų kiemų turą šiais metais užbaigs du garsus keliautojai – maisto gurmanai, televizijos laidų ir projektų kūrėjai, knygų autoriai Martynas Starkus ir Vytaras Racevičius. Informaciją apie kiemų renginius galite sekti bibliotekos svetainėje savb.lt. Suprantama, kad toks projektas negalėtų vykti be partnerių ir rėmėjų palaikymo, tad garsus jūsų plojimai. Dabar skamba kiemų rėmėjams, Lietuvos kultūros tarybai, Šiaulių miesto savivaldybei, negirdžiu jūsų, visada draugiškiems garsas.lt, Gorila reklama, Ovex, Toj Lietuva, taip pat mūsų partneriams, naujienų portalų ir savaitraščiui Eta Plus,
Traukinio biletas.lt, Saulės radijui, Šiaulių apskrities televizijai, kultūriniam žurnalui Literatūra ir menas, nenustojam ploti, Šiaulių rajono savivaldybei, taksi paslaugų įmoniai Bičiukai veža, Saulės pica bei Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritoriniam skyriui, kurio darbuotojas verčia renginį į gestų kalbą jau dabar. Plojimai. Kaip ir minėjau, šie renginiai negalėtų vykti ir be mūsų draugų, pagrindinių mūsų rėmėjų, tai yra Gardino gatvė 7, Žeimių gatvė 8, Grinkevičiaus gatvė 18, Talšos gatvė 4 daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, kurie geranoriškai sutinka priimti svečius į savo kiemus, tad didžiausias jūsų padėkos ir plojimų nusipelno Jonas Glušniovas, Laimis Šležas, Sondra Gokienė ir Roma Janušoninė. Šiais metais kartu su projekto partnerė Saulės pica prieš kiekvieną renginį siūloma jum išlošti picą. Tad dabar atėjo lemtingas momentas, kas gal šilto maisto ir truputėlį sušils pas mus kieme. Tad skelbiu, kad šiandien picą su savo draugais renginio metu dalinsis Jurgita Šimkuvienė. Ar yra Jurgita čia? Yra! Tai pica jau važiuos ir tada tikrai galėsite ją pasimti. Na, o dabar svarbiausias vakaro dalykas. Turiu pristatyti vakaro svečius. Mūsų kieme šiandien apie moteris ir kitas stebuklingas būtybės tarpusavyje kalbėsis auksiniu scenos kryžiumi už vaidmenį Vilniaus Mažojo teatro spektaklyje Viskas gerai apdovanota aktorė, televizijos projektų Šok su manimi, Pakartok dalyvė, vienu žodžiu, moteris chameleonė, tikrai turinti stebuklingų galių Ineta Stasiulytė, plojimai. Ir viena talentingiausių nūdienos lietuvių prozos kūrėjų, Jurgos Ivanauskaitės ir Antano Vaičiulaičio vardo premijų laureatė, novelių rinkinio Undinės ir romano Remontas autorė, rašytoja Jurga Tumasonytė, plojimai. Jeigu kas pažvelgsite atgal, tai ten yra palapinė, jeigu sušalsite, yra pledų ir taip pat turime paskutinius Jurgos Tumasonytės romano Remontas egzempliorius Šiauliuose. Tad yra įspūdingas ir ypatingas vakaras, kurio metu siūlau įsigyti, nes kol kas nežinoma, ar antras tiražas bus. Na, o ką, aš palieku jūs su nuostabiomis moterimis, linkiu gero vakaro, tikiuosi nesušalsite ir iki susitikimo jau kitą savaitę. Plojimai sutinkame? Vienas, labas vakaras visiems. Labas vakaras, jo. Ir tai yra nuostabus dalykas, nes aš galvoju per tokį orą čia nais ateiti ir sėdėti. Tai yra tikrai labai didelis noras susitikti. Tai yra be galo malonu iš tikrųjų matyti tiek jūsų daug. Tai yra kažkas, tai wow, žinokit, net ašarą traukia. Labai ačiū, kad sėdit čia ir kad esat kartu. Labai dėkoju. Ir taip gera sėdėti tokioj neįprastoj vietoj, tokioj neįprastoj erdvėje. Aš šiandien važiavau nuo Vilniaus gatvės, išsikviečiau taksi automobilį ir čia turbūt šioje, turbūt. Na ir žodžiu, taksistas sako, ar jūs tikrai taip adresą suvedėt, nes man atrodo renginiai nevyksta tokiose vietose. Sakau, gal ir ne taip, mes paskui pradėjom žiūrėtis, mane pradėjo vežti, sako, bet taigi čia į Ginkūnus važiuojam, čia tikrai, čia tas renginys. Tai žodžiu, atvažiavom ir paaiškėjo, kad tikrai čia, tai labai smagu, kad tokioj neįprastoje erdvėje vyksta viskas. Ir man atrodo, mes dabar valandą turėsim tokio visai gal intimaus pokalbio apie moteriškumus, demoniškumus, vaikiškumus ir kitus dalykus. Taip, pačioj pradžioj aš ir norėčiau pakalbėti turbūt nuo pačių pradžių, tai yra nuo vaikystės. Kokia tavo vaikystė buvo, Ineta? Kur tu praleidai ją? Minėjai, kad daugiabučiai tau nesiasocijuoja su tokiu vaikystės Dėl to, kad aš užaugau name, bet kitoje gatvės pusėje buvo daugiabutis. Ir dabar, kai manęs klausė, vaikinas su mikrofonu manęs čia kieme klausinėjo klausimų ir paklausė, su kuo man asocijuojas daugiabučiai, tai neviniodama į vatą aš ir atsakiau, kad iš tikrųjų visą tiesą kaip ir yra su pirmom cigaretėm.
paslapčia pasislėpus nuo tėvų. Pirmieji bučiniai, kur palydėdavo mane prie to daugiabučio, vaikinas atbučiuodavo už kampą už daugiabučio ir aš pereidavau per gatvę į namą. ir su visais kitais huliganiškais dalykais, su visokiais sekretų darimais smėlių dėžėse. Ir man visą laiką būdavo labai faina atbėgti pas drauges į butą ir ten, ta prasme, pasijaus kažkaip ypatingai. Vat visą laiką būdavo, ta prasme, jo, tai yra vaikystės, tas kvapas, vaikystės tas jausmas. Toks ypatingumas. Aš tai užaugau Kaune, Šilainių mikrorajone, iki 9 gyvenau ir gal dar ir iš tų patirčių aš parašiau romaną, tą remontą, nes tai buvo iš tiesų toks įdomus laikas, nes tie daugiabučiai buvo neseniai pastatyti, naujakuriai buvo, visi nauji, daugybė vaikų, tie nepriklausomybės laikų vaikai, žodžiu, buvo tikrai, mano karta buvo labai gausi ir klasėse buvo žiauriai daug vaikų. Ir tie daugiabučiai man ir liko kažkas tokio nepaprasto, gal dar ir tuo, kad dabar Šilainiuose jau nebėra tiek vaikų ir vaikai kiemuose taip nebežaidžia, kaip žaisdavo mes. Ir aš manau, kad jaunimas paprieštarautų, žaidžiam mes normaliai, viską žaidžiam. Čia jau prasideda, aš įsivaizduoju, ta stadija. O mano laikais mes darėm viską kitaip. Ne, aš truputėlį paprieštarausiu, kadangi Šilainiai gal dėl to, kad ten yra daugybė surūdijusių žaidimo aikštelių, tokių, kur mena mano vaikystės laikus ir ten tikrai vaikštai kaip po kažkokį praeities dvelksmą truputėlį. Žaislai prikalti prie betono ar kaip? Vat yra to dalyko. Ir vat tada pradedi galvoti, vat koks buvai vaikas ir ką veikdavai tada. O tu, Ineta, ar tu buvai mergaitiška mergaitė, ar tokia labiau linkusi į berniukiškus žaidimus? Aš buvau mergaitiška mergaitė, bet labai patikdavo būti berniukų kompanijai. Ta prasme, daugiau su berniukais, galbūt kažkaip tai tokius visokiausius, ta prasme, nežinau, visai buvo. Man, kai manęs paklausė apie mano vaikystę, daug dalykų yra kažkaip užsimiršę. Dėl to, kad tas tikrasis, gal sąmoningasis laikas buvo, kai aš pradėjau teatre vaidinti. Ir realiai iš kiemų perėjau į teatro sceną ir tenais nuo 16 metų buvau užsiėmus labai intensyviom repeticijom, įvairiais keliavimais po įvairius festivalius, daug šalių aplankėm ir ta prasme, repetavau ne vieną spektaklį jau iki mokyklos pabaigimo. Per tos kelis metus buvo daug premjerų, reiškia, aš tenais būdavau, ta prasme, visiškai užimta. Tai tas sąmoningas laikas, apie kurį galėčiau papasakoti, tai yra būtent tas paauglystės laikas. Aha. Jo, ir tenais prasidėjo galbūt didieji mano savęs atradimai ir pažinimai. Prisimenu vieną vakarą, kai mes važiavom aš neprisimenu, iš kokios šalies, gal iš tarsi Danija ar kažkas, bet autobusu mes važiavom ir ten visas mūsų kolektyvas teatro ir man buvo ten gal 17 metų ir sėdėjo teatre, vaidino 27 metų panelės. Ir aš taip sėdžiu ir aš girdžiu, kad jos ten kažką hi-hi-ha-ha šneka, aš godėdė mano, kokios bobos, kokios senos. Ir dabar pagalvoju, 27 metų. Ta prasme, jo, man atrodė, kad, o Dieve, kokia aš esu jauna ir kaip aš viską suprantu, jos jau tokios biškai amžių jau taip. Tai va, ką norėjau pasakyti apie tą savo savęs supratimą ir savęs pažinimą. Tai prasidėjo tas laikas, vienas iš teatro grupės žmogus, vyras, kurio neprisimenu nei vardo, nei pavardės, nei veido, kaip jisai atrodo, bet jisai man papasakojo apie tokias knygas, kurias aš pradėjau skaityti. Ir man jos kažkaip tai labai įdomiai atvėrė akis ir supažindino su tais kitais pasauliais, nuo kurių ir prasidėjo mano ta vidinė kelionė į save ir toks sąmoningas savęs supratimas. Tai buvo tas laikotarpis, kai čia prasidėjo mano tas toksai
ką aš labiausiai prisimenu ir ką labiausiai apie ką galėčiau daugiau papasakoti. O tu buvai tokia maištaujanti paauglė, ar tokia gera mergaitė, kur... Buvo. Seneliai gyveno pirmam aukšte, mes antram. Tai buvo taip, kad tėtis labai mėgdavo, kad aš, tiksliai, visi tėčiai mėgsta, kai vaikai tiksliai grįžta, kada susitarta yra. Bet tekdavo pavėluoti ir tekdavo ir lipti lietvamzdžių į antrą aukštą, per balkoną patekti namus ir visokiausių dalykų. Na prasme, manau, kad buvau sveika paauglė, maištaujant ir kaip ir pridera paaugliam. Bet nuostabu, kad tu teatrą taip anksti atradai ir iš anksto žinojai, kad nori būti aktorė. Tai kas tave paskatino tą padaryti? Ten buvo režisierė, kuri vis mane pakviesdavo kažkur tai sudalyvauti. Telšių Žemaitės dramos teatre jinai statė spektaklius, kurie turėdavo labai didžiulius pasisiekimus. Ten jinai kažkaip mane pastebėjo, vieną kartą pasikvietė, suvaidinau premjerą, ten gavosi labai tokie sėkmingi spektakliai, daugybė festivalių, daugybė nugalėjimų ir ten pirmų vietų ir panašiai. Ir apie ką noriu pasakyti, kad atrodo, tuo metu, kai aš jau įstojau į pirmą kursą, kai Rimas Tuminas rinko kursą, tuo metu aš jau turėjau kažkokią tai patirtį tam teatre. Ir aš jau buvau, kaip sakyti, susipažinusi su spektakliu, kaip tas visas pasistato dalykas ir kaip viskas vyksta. Ir jinai man pasakydavo, kiekvieną kartą, kai kažką laimėdavom, ar už pagrindinį vaidmenį, ar už režisūrą, ar už kažką, jinai visą laiką sakydavo, žiūrėk, Ineta, dabar džiaugiesi šį vakarą, viskas yra tvarkoj, tikrai tu šitą laimėjai, viskas tvarkoj, bet tai nereiškia, kad tu gali dabar iškelti nosį ir įsivaizduoti, kad tu laimėjai čia viską pasaulį. Ir tai buvo labai labai stiprus toksai priešnuodis šitam žvaigždžių lygai ar kažkokiam pasipūtimui, kad aš dabar čia jau viską žinau ir man viskas yra aišku ir aš čia esu kažkaip aukščiau už kitus ir daugiau visko žinau. Tai aš įsivaizduoju, kad labai svarbu tokiam amžiui suprasti šitą dalyką ir apsisaugoti nuo šitų visokių puikybės momentų. Man atrodo, nuostabus dalykas yra, kai tu apskritai jau paauglystėje gali atrasti, kas tave traukia ir kas tau įdomu ir ką tu gali galbūt toliau daryti, nes, tarkim, aš buvau tokia paauglė, kur nelabai iš pradžių žinojo, ką nori daryti ir augau paprastoj šeimoj, kur ten niekas su kultūra nieko panašaus nebuvo susiję, tik tais, kad daug skaičiau ir nuo mažens mėgau knygas. Ir paskui kažkaip, gal 10 klasėje man staiga viskas apsivertė ir aš pradėjau kažką ten rašyti, pradėjau daug skaityti. Ir aš visada, labai juokinga, aišku, bet turėjau tokį idealą, savo moterišką idealą, moteriškos rašytojos, tai yra Jurgos Ivanauskaitės, jinai tuo metu dar buvo daug knygų, kaip tik tuo metu leisdavo, bet aš niekada nebuvau jos knygos pristatyme, paskui jau nebespėjau, nes jinai mirė, kai aš buvau 12 gal klasėje ir jau tada nebepavyko pasimatyti, bet aš visada įsivaizduodavau, kad aš norėčiau būti gal tokia rašytoja, gyventi kur nors ten senamiestį, būtinai rūkyti cigaretės, buvau irgi sugalvojus, kad turėčiau bohemiškai taip gyventi ir žodžiu, ir tai tas juokingas toks vaikystės, paauglystės troškimas, kažkaip po truputėlį jis vis tiek mane vedė link to ir buvo juokingiausia, kai aš gavau tą Ivanauskaitės premiją ir toks buvo tarsi mano idealas, nužengė ir katinas drambliuko pavidalu, nes ten gauni statulėlę tokia nusileido man ant galvos. O tu turėjai moteriškų idealų, šiaip įdomu? Labai įdomu, kažkaip tai pasimiršau šitas dalykas, bet aš prisimenu tą dieną, kai aš išgirdau žinią apie jos mirtį. Žinokit, aš tiek verkiau, nors aš buvau tik tais gal ten įpusėjus jos knygą. Ir visiškai ką tik susipažinus apskritai, kad čia yra tokia rašytoja, nei aš kažką labai daug žinojau apie ją, bet man labai buvo didžiulis smūgis, nes kažkaip labai
buvo tas tikėjimas, kad jinai tiek daug domėjosi visko, ta prasme, ir taip viską, ir va ta liga kažkaip vat ją pasiėmė ir aš galvoju, man labai buvo kažkoks artimas kontaktas, nežinau, kažkodėl tai tiek daug aš, nu ir aišku, kai Michaelas Jacksonas labai verkiau irgi. Tai dabar tiesiog, kad užėjo kalba apie tai ir prisidėjau, kad turėjau tokių stiprių išgyvenimų, kai... Nu, Ivanauskaitė buvo tikrai tokia figūra, kur dabar jau, nu, toks ir nebegali, aišku, būti antras žmogus ir taip toliau, bet... Tarp kitko, kai buvo vienas filmavimas vieno filmo, mane norėjo pakeisti ir nukirpom grifką. Aha. Tai ilgą laiką mane vadino Ivanauskaitė. Kažkodėl ten užtamsuotos akis ir sakė viskas. Nu, Ivanauskaitė. Tai iš tiesų, jeigu būtų filmas apie Ivanauskaitę, manau, galėtum suvaidinti pagrindinį. Ir net jeigu būtų filmas apie Šustauską, irgi galėčiau suvaidinti. Tai tik duokit. Manau, jis įdomu, ar jis džiaugtųsi, Šustauskas. Jisai džiaugtųsi, jis yra mano draugas ir apie jį žinokit tik tai gerai arba nieko. Ir čia tikrai be jokių, ta prasme, potekščių ar kažko, nes iš tikrųjų jisai labai mielas žmogelis yra. Kas nepažįsta, ta prasme, jo, mes filmavom su juo laidą. Tiksliau Džilda Vaigauskienė su Orestu Vaigausku turėjo interviu. Ir mes filmavomės. Tai jisai yra nepaprastai mielas O kaip jis gyvena? žmogus. Kaip jam sekasi? Jisai dabar turi rimtų sveikatos problemų. Ir visą laiką karts nuo karto man paskambina, mes pakalbam kokį pusvalandį su juo. Jisai man prilinkė visokiausių gražių dalykų, kad Inetėlė, kad tau sektųsi, kad tau visko būtų, žodžiu, ir gyvenime, ir visko, ir kad meilė, ir kad, ta prasme, jo. Ir žinokit, kas įdomiausia, mes plaukiam ten su, va tokiu vėjuotą dieną plaukiam laivu su juo pasiplaukyti. Ir kas įdomu, pavyzdžiui, kaip mes žmogų pažįstam, ne? Atrodo, kad, o Dieve, mes jį pažįstam tokį, kokį padaro, pavyzdžiui, kad ir laida kakadu kokia. Ką jiems reikia? Jiems reikia išprovokuoti. Ir mes iš tikrųjų užduodavom klausimą. Ir jeigu tas klausimas turėdavo tokį nors menkutį atspalvį apie politiką, tai jisai pavirsdavo į tą, ką mes jį pažįstam. Jau matom. Ir mes sakom, ne, stop. Mes šitos temos nelieskim. Pasakykit apie savo žmoną kažką. Ir jisai toks pukuotas meškiukas pavirsta. Ir jisai toks pasidaro tikrai mielas seneliukas, kurį iš prie širdies glaus. Tik užeina apie kokį politiką, iš karto jau prasideda. Ta prasme, ir iš tikrųjų mes viską turim nufilmuotą. Ir mūsų buvo valiui, ką mes paimsim, sumontuosim. Ta prasme, mes galėjom sumontuoti šitos visus tuos įprastus jo pamatymus va tokį veidą, arba galėjom parodyti, ką ir parodėm. Tai va. O tai čia dabar nuo Šustausko iki moteriškų idealų. Tai va, žinokit, aš pagalvoju apie tai, kalbėdami apie Šustauską, aš pagalvojau, kaip mes pereisim prie moteriškų idealų. Įdomu, koks yra Šustausko moteriškas idealas. Jo žmona. Jo žmona. Jisai labai ją myli ir jisai, aišku, labai jaučia kaltę prieš ją, kad jisai daugybę dalykų pridaręs, o jinai vat, vis jam taip atleidžia. Ir iš tikrųjų jo akyse, kai jisai šneka apie žmoną, yra neapsakomai, ta prasme, daug meilės ir ten labai daug pagarbos ir visko. Ir vat, jeigu perinant nuo paauglystės. Nuo paauglystės. Taip, paauglystės. Kada pasijutai moterim? Nu, vat, kad, žinai, visą laiką tokia paauglė, čia pana, pankė, o kada pasijutai, kad esi, subrendus, moteris? Oi, įdomus labai klausimas. Kada pradėjo kreiptis jūs? Labai įdomus klausimas, nes aš ir dabar kartais galvoju, tarkim, rimtai žygiuodama, laikydama vaiką už rankos ir eidama gatve galvoju, tai čia jau yra ta jau kaip ir suaugusios moters, jau va aš einu su vaiku, jau aš kaip ir mama, jau aš turbūt ir esu ta, ypač kai dar ten, ką nors jam pradedu sakyti, kad jisai nelipk ten, sūnau, nedaryk to, jau galvoju, mano mamos netgi ataidai kažkokie ateina, aš panašiai pradedu kalbėti kaip mama. Galvoju, gal tai jau ir yra, gal aš jau tikrai būtų pats laikas jau būti nebe tokia, bet labai sviruoja, nes kai man buvo 15, aš jau jaučiausi vienu metu labai suaugus ir tokia
jau didelė, būdama 25, aš irgi buvo laikas, kai jaučiausi netgi puikiai galėdavau įsijausti kokių 60 keliarių metų moters sąmonę. Netgi buvau parašiusi tokį apsakymą, kur jau ten tokia pagyvenus režisierė kalba apie gyvenimo pabaigą ir štai sutinka dar paskutinę gyvenimo meilę. Ir taip aš gerai jaučiausi įsijautusi, kad pagalvojau, kad tikrai mano turbūt tas vidinis amžius yra 60+. Bet dabar, kai turiu vaiką ir jau tikrai turėčiau būti tokia jau subrendus, aš vis kartais pasijaučiu dar tokia ne iki galo subrendus. Kas apie amžių, pavyzdžiui, kalbant, tai kai būna gimtadienį, dažnai paskambina ir sako, nu tau jau 40. Kaip jautiesi, Neta? Aš sakau, ačiū Dievui, kad aš esu gyva, būdama 40, kad aš šitiek metų sulaukiau, nu ta prasme, tai yra ačiū Dievui. Bet pažiūrėkit, kokioj mes nelogikoje gyvenam. Kažkodėl tai paklausti moters amžiaus yra negalima. Nu kažkoks, tipo, nu nesakysiu. Nu ta prasme, kiek tu gyveni šitoje žemėje, kiek tau metų yra. Ne, kaip vyrui, spėk, ten, kiek duotų? 58, viskas aišku. Moteris, ne, mano amžiui ne. Aš tai džiaugiuosi kiekvienu savo amžium, kiekvieną savo dieną. Ir aš noriu gyventi kuo ilgiau, kiek įmanoma ilgiau. Bet antilogika yra tame, kad jeigu aš bėgu nuo savo amžiaus ir aš nenoriu tų skaičiukų, tai kaip aš gyvensiu ilgai? Ta prasme, neįmanoma, ta prasme, sulauks 100 metų, jeigu aš sakysiu, ne, man dar nėra tiek skaičiaus. Aš noriu, kad man būtų 50, aš noriu, kad man būtų 60, aš noriu, kad man būtų 70. Ir kai manęs paklaus, kiek man metų, 72. Ir viskas, aš noriu, kad tai būtų, aš noriu gyventi ir ilgai, šitoj žemėje daug dalykų nuveikti. Tai dėl to aš ir sakau, drąsiai sakykit savo amžių. Ir didžiuokitės už kiekvienus savo pragyventus metus. Ačiū Dievui, kad mes tiek pragyvenom. Man tai labai įstrigo per šias kalėdas. Aš kalbėjausi su savo teta, kuriai suėjo 80 metų, šiaip žiauriai jaunatviška, dar tranzuodavo prieš kelis metus. Ir kažkaip sakau, tai koks jausmas, kai 80? Sako, nu žinai, aš klausinėdavau moterų prieš kokius 10-20 metų, kaip jos jaučiasi 80 irgi, bet, nu, toks atrodė, bet amžius. Ir jos sakydavo, nu žinai, Onutė, nuostabiai. Ir sako, žinai, ką galiu pasakyti, aš jaučiuosi nuostabiai, tai yra nuostabus amžius, nu tai yra puiku, o kuo man trūksta, ir ji tikrai visa švyti ir viskas atrodo, nu tikrai nuostabus amžius, 80. Mano babytė irgi tokia, su džinsais tekina, visai nesniai dar su dviračiu važinėjo, tai žinokit, mano pusseserė, mažytė būdama, jinai klausė, sako, babytė, o kiek tau metų? Jinai pasakė ten, kiek jai buvo ten, gal 70 kažkiek. Sako, ir tu dar gyva? Čia tas pats, kaip aš tada autobuse važiuodama 27, wow, viskas, katastrofa atėjo joms. Tai su to amžiam jo. Ir nežinau, nuo pat būdavo, aišku, aš esu ne kartą paauglystėje pamelavus, bet man norėjos, kad daugiau būtų. Taip. Nu, nes vis tiek daugiau. Ir paskui buvo toks vienas irgi momentas, kai kažkaip galbūt 30 ten, liktai gal biški dar grįžti. Ir paskui apsisprendžiau, gyvensiu. Kiekvieną savo metelį pragyvensiu visiškai, nu, užtikrintai ir norėsiu, kad ateitų tie skaičiukai, kad jų būtų. O dabar, galvoju, galim pasikalbėti truputėlį apie magiškumus, kadangi mūsų šio pokalbio net ir tema yra moteris ir magiškos būtybės. Tai ar tau yra kada nors tekę susidurti su savo kokiomis nors galiomis, kaip, pavyzdžiui, intuicijos galiomis? Taip, apie tai galėčiau kalbėti ten 6 valandas neužsičiaudama, bet dabar labai svarbu irgi, kiekvienas susitikimas, aš galvoju, kad yra svarbus ne tik tai paplepėti, bet ir praktiškai kažką patirti tam, kad visą tas užsifiksuotų mūsų smegenyse ir kad sujungtumėm ir kad parsineštumėm namo, nu, realiai kažkokį praktinį dalyką. Tai viena iš tokių praktikų, kas yra magija. Magija yra realiau už realumą. Nu, ta prasme,
daug dalykų mūsų seneliai, mūsų mamos, tėveliai nepasakojo tokių dalykų, dėl to, kad tiesiog tokios informacijos nebuvo. Šiais laikais mes daug dalykų susižinom, aišku, galim nuklajoti visiškai į lankas, bet man visą laiką domina realūs dalykai. Tai žiūrėkit, mielos moterys, pabandykim tokį dalyką pasitreniruoti. Vat dabar taip pražiūrėjau visas ir suprantat, žiūrėkit, vienos sėdi ir šypsos, ir spindi akis, ir žiūri, ir klausos, ne? Kitos viduj, tikiu, kad viduj lygiai taip pat klausosi, bet veido išraiška yra visiškai kitokia. Ir viskas yra gerai, mes esam labai skirtingos. Magija, kame mūsų moterų magija. Kai mes elgiamės sąmoningai ir žinom, ką mes transliuojam. Pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių, ką mes praktiškai galėtumėm pritaikyti gyvenime. Pavyzdžiui, vat vyram. Labai gerai, kad vyrai girdės visą šitą dalyką, nes galės grįžę namo savo moteriam priminti tos dalykus. Pažiūrėkit, vyrai jau šypso. Taip, nes labai faina, ne, kad jos išgirstų, ką jos iš tikrųjų pridaro, kokių dalykų. Tai žiūrėkit, pabandykim tiesiog praktiškai padaryti taip. Mes kaip aktoriai daug treniruojamės tam, kad išreikšti kito žmogaus emociją. Pavyzdžiui, aš ateinu į repeticiją ir aš galbūt esu visiškai prastos nuotaikos, o mano personažas ir aš scena, kurią repetuoju tą dieną, yra visiškai, ta prasme, nuotaika jos yra visiškai priešinga. Tai aš turiu tiesiog staigiai, va taip paimti, persijungti ir neklausti savęs, kaip aš jaučiuos, o daryti visiškai kito žmogaus dalyką. Tai dabar mes pasitreniruokim. Kai mes būnam, pavyzdžiui, piktos ir tokios labai tokios įsitempusios, tai mūsų žvilgsniai, mūsų blakstienos yra netgi, jos ištiesėja, ta prasme, jeigu jos yra šiaip lenktos, tai jos netgi nuo tokio įtempto žvilgsnio, jos taip, teisingai vyrai, būna taip net nusileidžia į tą tiesiai, taip į va čia, įsitaiko. Tai dabar pabandykim tiesiog padaryti tą žvilgsnį tokį, kaip mes žiūrėtumėm ir kažkas užvirtų kraujas, nes jisai iš šiukšlių neišnešė, nes prašiau 10 kartų. Ir tas žvilgsnis, ne toksai, ką mes sugebam labai puikiai, arba ten kokiam vaikui pamokas padarėjai. Čia apie balsą dar kitas dalykas. Bet dabar tik tai apie žvilgsnį koncentruokimės. Tai va čia magija, mūsų moterų magija. Dabar, ką daryti, jeigu, kaip aš sakiau, reikia vaidinti kitą vaidmenį, ne? Ir norėti šiek tiek būti malonesniai, negu tuo metu taip norisi. Tai dabar pažiūrėkim, padarykim techniškai tokį dalyką. Suminkštinkim savo žvilgsnį, kaip tai padaryti. Pabandykim blakstienas tiesiog taip lėtai sumirksėti. Taip sakant, įsivaizduokit, blakstienos jos va taip atmirksi. Dabar vėjas dar pakedena, tai iš vis gerai. Ir tai pabandykim tiesiog taip. Dabar pabandykim emociją palikti tą pačią. Ir pabandykim suminkštinti žvilgsnį. Suprantat, vis tiek keičiasi. Jaučiat skirtumą? Nu, neįmanoma kitaip, ne? Arba, dabar moteris, tiesiog atsistokim, trupučiuką atsistokim, pažiūrėkim, pabandykim nuo akių nuslinkti link pilvo. Dabar žiūrėkit, kai mes pykstam, ką mes darom? Mūsų pilvas, palieskim, įtemptas. Jeigu mes įsitempiam, kovinė tokia padėtis. Išvaliai, išnešiai, padarėjai. Ar ne, toks yra įtemptas? Dabar lygiai tą pačią emociją paliekam tokią įtemptą, bet atpalaiduojam pilvą. Ir pabandykim dabar supykti. Kažkoks neadekvatas gaunasi, ne, toks pilvas atpalaiduotas ir kažkaip nebeina pykti. Jaučiat skirtumą? Nu, pabandykim. Nu, kažkaip nebesinori, ne? Tai žinokit, tiesiog, labai ačiū, kad atsistojot. Pabandykit kelis dalykus, nu, praktiškai prisiminti. Tiesiog, nes mūsų kūnas, jisai niekada nemeluos, jisai visą laiką pasakys tiesą, kaip mes iš tikrųjų ten jaučiamės. Tai čia labai paprasta magija. Čia paprasti dalykai. Aš vadinu paprastus dalykus magija, nes kartais atrodo, Dieve, magiška moteris, fantastika. Jinai tiesiog minkštai mirksi.
Jinai tiesiog atpalaiduotų pilvu ir viskas. Viskas yra daug paprasčiau negu iš tikrųjų. Nėra čia, kad... Ne. O žinai, aš kai baigiau studijas ir ieškojau darbo, o žinot, rašytojui kažkaip vien iš rašymo gyventi ne visada pavyksta, tai aš tada radau tokį darbą, kuris buvo susijęs tiesiogiai su burtais ir magija. Žodžiu, aš įsidarbinau tokiame žurnale, kur reikėjo kalbinti burtininkus, magus ir kitus tuo užsiimančių žmonės. O ką juos kalbinti? Kam juos kalbinti? Na, kad jie skleistų savo žinias. aš juos ištraukčiau tas žinias iš jų ir pateikčiau, žodžiu, žurnale. Tai turėjau labai įdomių patirčių. Iš tikrųjų, buvau tokioj šokoladiniai, susitikus su tokia pone, kuris sakė, kad viską jinai mato iš žmogaus veido, gali viską pasakyti. Šiek tiek bijojau, nes aš jau buvau iš jos paėmus beje interviu, bet jin norėjau dar susitikti su manim, kad, pažiūrėtų, kas iš ten prieš žmogus toksai, kad jau ją pakalbinau. Reikėjo daryti tokias išraiškas ir užmaskuoti. Aš, žinai, nuėjom, geriam tą kavutę su šokoladu, aš įsivaizdavau, kad turėtų ateiti tokia, ragana, žinai, tokia ten juodais pašiauštais plaukais, ten, su karoliais, ten iki bambos, kažkaip įsivaizdavau tokia. Atėjo tokia ledi su tokiu šilkiniu paltuku, ten tokia šukuosena, sako, aš praeitam gyvenime buvau medicinos sesuo ir jinai vis žiūri mane. Sakau, tai ką matot žiūrėdama? Taip žiūri, toliau žiūri, sako, aš žinok, viską matau. Sakau, o ką man čia reikėtų žinot, sako, žinok, esi simpatiška, bet venk juodos spalvos, tau netinka. Tokias žinias aš sužinojau iš jos, kad buvau juodais plaukais, juoda spalva man netiko. Tai toks buvo susidūrimas. Paskui, dar pamenu, buvom susitikę su tokiu vyručiu, kuris užkalbėdavo lipdukus, kuriuos reikėdavo priklijuoti prie kompiuterių arba prie televizorių, kad neskleistų neigiamos energijos. Ir sakė, kad jam kažkaip žiauriai gerai sekasi su tais lipdukais. Mes visai puikiai sutarėm, buvo visai linksmas tas vyras. Tai, žodžiu, aš tokių tiesioginių patirčių tikrai daug turiu, tokių visai tiesioginių magiškų. Aš dar prisiminiau tokį, vėlgi, praktinį, tokį, ką parsinešti namo, konkrečiai. Žiūrėkit, gerai, kad vyrai yra, nes jie irgi tą pamatys. Dabar tiesiog aš turiu užsirišti šitą pleduką, kad jisai nenukristų, nes aš jeigu neužsirišiu, mano sijonas pasikels. Tai va, žiūrėkit, moteris ir merginos, labai fainas dalykas. Vis tiek būna, kad plaunam namus, ne? Būna, kad grindis plaunam. Tai tiesiog toksai praktiškas reikalas. Dabar, aišku, kadangi šaltokoka, atsistokim trupučiuką, padarysim viską praktiškai. Pajudinkim rankas, viską taip išjudinkim. Žiūrėkit, aš labai greitai ir aiškiai, nes aš matau, kad jūs visiškai sąmoningos ir viską suprantat, ką sakau. Teisingai? Suprantat, gerai. Žiūrėkit, mes paimkim grindų plovimą. Paprastą buitinį veiksmą. Jisai gali būti, pavyzdžiui, magiškas arba nemagiškas. Fantastinis arba nefantastinis. Taip, kažkoksai labai atgrasus ir labai kažkoksai toksai mistinis ir labai fainas. Tai paimkim variantą A ir B. Mes galim plauti grindis variante A ir variante B. Variantas A, kai vyras yra namie. Variantas B, kai vyro nėra namie. Dažniausiai rekomenduotina išsiplauti grindis variante B, kai vyro nėra namuose. Vadinasi, kaip mes tai darom? Tiesiog paimam, prasiplaunam ir viskas. Vyrai matot, pozicija yra tokia aiški. Judesiai tokie trupučiuką nekoordinuoti, svarbu praplaut, gerai viską palyst. Nėra jokios estetikos, ta prasme yra daugiau tokios katės pozicija tokia. Ir žiūrėkite, variantas A, kai vyras yra namuose. Mes ką galim, žiūrėkit, imamės magijos, šiek tiek magiškų dalykų. Pasitreniruokim.
Žiūrėkim, įsivaizduokit, kiekvienam išmetu po šlapę tokį skudurą, tokį, pajauskim tokį sunkų šlapų skudurą, paimkim ranką, va taip tiesiog, jaučiam, va. Dabar žiūrėkit, skirtumas, variantas B. Paprastas, buitinis variantas, ne? Kaip mes tą skudurą išgręšim, kaip? Paimam, paprastai išgrįžiam, dažniausiai pečiai yra sulenkti, pilvas išpūstas, atstatytas, ne? Šiek tiek iš nugaros, atrodo kažkaip panašiai taip, ne? Estetikos nulis. Ta prasme, variante A, magiškajam variante. Kaip mes galim tą buitį padaryti, kai vyras yra namie? Prieš tai variante B išsiplovėm, viskas normaliai. Čia dabar yra tik tai variantas A, ką mes galim padaryti. Įsivaizduokit, vyras mums už nugaros, tarkim, žiūri televizorių. Saugulė ant sofos ir žiūri televizorių. Kaip mes variante A išgręšim skuduriuką? Žinoma, šitaip nebedarysim, ne? Taip, dažnai, jeigu jis man už nugaros. Pasitreniruokim, gerai? Paimkim. Ir dabar žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Klubas, kai gręžiam, šiek tiek kilstelim, gerai? Ir prasukam lygiai taip pat. Galim dar šiek tiek išskleisti tokio atodusio, nes visgi tai darbas buitinis, žinot, sudėtingas. Jeigu mes taip trupučiuką taip kilstėsim ir padarysim biškelį taip, pasitreniruokim, žinokit, tikrai turi mūsų kūnas prisiminti šitos dalykus, taip, išgrėžiam, taip. Dabar mums reikia logišką seką, ką mes darom moteris įprastai, tai mes tiesiog iškedenam, taip. Jeigu variante B, kaip mes iškedenam? Geliukai kažkaip susikratom ir tiek žinių, ne? Dar kažką gal net nusikeikiam. Dabar variante A, vyras už nugaros. Mes iškratom. Paimam ir iškratykim. Iškratykim, pasitreniruokim, mergina, žinokit, aš matau ten galinėse, ką jūs ten darot. Galiorka. Iškratom, šiek tiek trupučiuką iškratykim. Suprantate, čia tie magiški elementai, mūsų buitį. Tada, ką mes darom dėl pačio plovimo? Einam link plovimo. Dabar žiūrėkit, iškratėm ir mums reikėtų kažkaip tai, į tą poziciją valymo jau papulti. Dabar, nėra jokių yra skuduras. Nėra čia jokių šitų. Ne. Einam sunkesnių variantų. B variante, ką mes darytumėm? Skudurą ant žemės ir viskas, taip? Ką mes darom A variante? Kai vyras čia. Čia sudėtingiau trupučiuką. Žiūrėkit, įsivaizduokit, kad per pakinklius mums kažkas biškelį taip kilsteltų, taip, opa ir opa. Skuduriukas ant žemės jau, taip? Pabandom, žinokit, labai svarbu šitą išbandyti. Taip. Ir vienas, subanguojam ir opa. Šaunuolės, žinokit, kas daro, tai žinokit, pamatysit magiją jūsų namuose kiekvieną dieną bus. Taip, šaunuolės, tikrai labai ačiū. Labai ačiū, kad tiesiog ir biškai prajudėjom, biškelį sužilom. O dar norėjau klausti, koks santykis pačios su buitimu. Jo, aš labai mėgstu plauti variante A. Kai iš tikrųjų viskas jau yra išblizginta, išplauta, tada galima užsiimti visais magiškais dalykais. Bet kad tai įvyktų, reikia, kaip sakyt, pripildyti mūsų tos resursus, kad mes turėtumėm energijos surasti ir ieškoti magijos buityje. Tai va čia ir moteriška ta paslaptis. Ir jeigu, nors aš dabar kalbėjau ganėtinai rimtai, bet jeigu dar rimčiau kalbėti, kada ta moteris yra laiminga, kada aš esu laiminga, iš kur surasti tų resursų, pripildyti visą save ant tiek, kad turėti energijos, surasti juoką, surasti energiją, dalintis šito juoku ir iš kur pasikrauti šito viso užkrato, ta prasme, šito optimizmo ir šito, iš kur gauti. Aš savo atradau tokį paprastą dalyką. Nes visgi norisi tos laimės, norisi ieškoti
atrasti save laimingą, o ne kažkokią surūgusią, reikalaujančią vis yra, ne kažkokią. Tai irgi žiūrėkite, atsibundam iš ryto, variantai lygiai tie patys. Mūsų rankose pasirinkti, kaip mes norim gyventi. Variantas A ir variantas B. Plaunos dantis, žiūriu į veidrodį ir sakau, o Dieve, šita užtinus, kas jinai tokia, ta prasme. Tavšai žmogų nepanaši. Pažiūrėk, 40, čia jau raukšlės, o Dieve, ta prasme, net negaliu nusisuku nuo veidrodžio, kad nematyčiau to košmaro. Ir tada dar atsisuku ir sakau, aš noriu, kad kas nors manim pasirūpintų nors vieną kartą gyvenime. Kitas variantas, aš valausi dantis, žiūriu į save ir sakau, kas gali gražiau pasaulį užtinti negu aš. Nu kas? Nu niekas, tik aš. Va tokie žandeliai, va tokie raukšlytės, viskas, čia nuo juoko, viskas išvagota, viskas taip. Ir kaip aš noriu, kad kas nors šiandien manim pasirūpintų. Dabar vyro paklauskim, kuria moterim labiausiai norėtųsi pasirūpinti? Ta, kuri... Ar ta, kuri sako, kokia gražuolė užtineklė. Nu, aš manau, kad šitą antrąją nenorėtųsi kažkaip tai. Tai vat, mūsų rankose, kaip mes pradedam dieną, paprasčiausiai. Nuo tokių dalykų, nuo tokių paprastų dalykų prasideda va šitie visi papildymai savo, kaip sakyti, resursų ir savęs įsikvėpimo. Niekas mus neįkvėps, tik tai mes pačios galim tą padaryti. Tik tai mes pačios galim susikurti magiją savo buitį, savo gyvenime ir apskritai tik tai tada mes turim jėgų dalintis viskuo, ką mes galim sukurti. Ir jeigu kalbant dar apie resursą, iš kur visą tai gauti, tai man labai patinka vienas pavyzdys, ką aš savo visą laiką primenu, kaip būna visokie PMS-ai ar ten visokie nenuotaikos dienos. Jums lyja, ne? Vargšai, kenčia. Nes aš kažkaip pajutau, kad kojo šlampa. Tai pagalvojau, kad ir jums turėtų lyti. Tai va, žinokit, apie vandenį. Apie vandenį. Nu, įsivaizduokim, labai yra geras palyginimas ir pavyzdys, iš kur gauti tų resursų. Įsivaizduokit, jeigu aš esu labai ištroškus ir noriu atsigerti, ir to vandens aš neturiu, ką aš darau? Vaikštau po namus ir ant visų rėkių, ta prasme, kad... Nes ir tai blogai, ir dar prieina vyras ir sako, o Jėzus, kaip noriu vandens. Nu, nėra to vandens, ta prasme, aš pati noriu gerti. Atbėga vaikai, mama, duok atsigerti, nėra vandens, ta prasme. Ne, nu, va, čia simbolinė prasme, bet mes kalbam apie tą vandenį, iš kur gauti tos laimės gyvenime, kai nėra tos laimės. Ir suprantat, mes pavirsam į kažkokius gyvūnus, nu, kažkokie tai prasidedam staugimai, kažkokie, tu man, o aš tau viską atidaviau, o tu man vandens neatnešiu. Suprantat, vyras ir vaikai, jie mums vandens neatneš. Mūsų laimės nepripildys tų taurių. Ką mes galim padaryti? Mes galim sakyti, žiūrėkit, hebryte, 5 minutės, dabar nerušykit manęs, aš einu gerti kavos, viskas. 5 minutės, aš geriu kavą. Žiūriu vat į alyvų nužydėjusi krūmą ir geriu kavą. 5 minutės baigės, viskas. Šeimyna, žiūrėkit, litras vandens yra. Pasipildžiau, litrą turiu. Galvojate, aš duosiu jums? Ne. Aš atsigeriu, vat būtent su šito 5 minutėm aš pasipildau tą litrą, aš jį išgeriu ir jaučiuosi atsigerus. Aš jau tada ateinu visiškai kitos kokybės ir sakau, jūs norit gerti? Aš kažką sugalvosiu. Duokit man dar 5 minutės. Aš nueinu, nu ne 5 minutės, jau valandą, kokį manikiūrą, dar kažką pasidarau, kažką sau skiriu, kažkokią dėmesį sau skiriu. Nežinau, pasitepu kremų visą kūną. Bet ne tai, kad, Jėzus Marija, jau kaukia už durų, ten man kažką prašo, ten kažką. Ne. Duokit man laiko, trupučiuką sau. Tada, žiūrėkit, simbolinė prasme, aš jau gaunu 3 litrus vandens. Kadangi aš jau litrą išgėrus su kava ir alyvų krūmų nužudėjusiu,
Reiškia, aš jau 3 litrus kremų išsitepus kūną, jau turiu jėgos ateiti ir sakyti, žiūrėkit, yra 3 litrai vandens. Hebra, norite atsigerti? Vaikučiam, vyrui ir man dar lieka geras puslitris. Jau šeimyna pradeda kvėpuoti. Jau šeimyna, bet viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes patys tą vandenį, suprantat, tą energiją pačios užsidirbam. Ar nors trupučiuką aš aiškiai šneku? Aiškiai, gerai. Jeigu aiškiai, tai pakinkuokit galvą, nes man labai sunku suprasti. Ar suprantat, ar jūsų veidas yra nuo lietaus, ar nuo to, ką aš pasakoju? Tai va, aš labai atsiprašau, aš tiesiog užsidegiau ir nebesustojau. O pati tu esi chaotiška, ar tokia labai kaip tik pedantiška buityje ir namuose? Papasako, kaip tu pati... Aš namie pas mane yra taip. Kadangi aš, pavyzdžiui, šiandienos planas buvo toksai, aš dabar nuo 10 ryto su Vaigauskienės makiažu ir su Vaigausku mes Kaune turėjom renginį. Tada įsėdome į mašiną, aš nusiminėjau visą makiažą, Vaigauskienės visą peruką, viską. Ir persėdažiau ir į Vilnių, iš Vilniaus čia atvažiavom. Ir tas ritmas yra toksai, ten labai daug energijos, labai daug visko. Tai kai aš grįžtu namo, tai aš įėjus į namus, maždaug va taip, norisi atsisėsti va taip. Nieko nedaryti, visiškai nieko nedaryti. Visiškai ramiai. Gal dėl to dukrytė mano labai rami. Dėl to, kad tam namie kažkaip labai rami būna. Tas neįtikėtinas dalykas, kad tu turi mažą vaiką ir tu tiek daug visko darai gyvenime. Aš žinai, kai aš pradėjau lauktis, aš galvojau, kad, viskas atėjo mano visam turbūt aktyviam gyvenimui, nes matyt kokius... Tai jau dabar kokius turbūt 4 metus jau kaip ir turbūt jau nelabai ką nuveiksiu. Bet labai keista, nes kai gimė vaikas, kažkaip viskas taip susistruktūravo. Ir anksčiau galėjai bimbinėti, žiūrėti serialą, turi ten kažkokį darbą padaryti, bet dar gali truputėlį, atrodo, numuilinti ar kažką. O dabar turi 2 valandas per dieną, kol miega ir tu turi padaryti visus beveik darbus. Tas mane kažkaip labai nustebino. Labai faina, gera mama sako, pasidaro iš ryto kavą, vakarį išgeria. Jo, tai įdomus dalykas. Man visada būna labai smalsu paklausinėti moterų, kurios turi mažus vaikus, kaip jos suspėja, kaip jos apskritai toj buitį susitvarko, nes tai būna iš tiesų sudėtingoka. Tu turi 2 vaikus. Mano darbas ir yra mano vanduo. Man be galo patinka tai, ką aš darau. Ir tenais aš tikrai pasikraunu labai daug energijos, ką paskui aš grįžus, aš galiu, ta ramybė, ta prasme, man reikia šitiek išsidūkti. Suprantat, man reikia išsidūkti, nieko nebus kitaip. Tik pabandykit mane suvaldyti. Tikrai, nepasiseks niekam, nei vyrai, nei vaikam. Jeigu aš neišliesiu tos energijos, o tada aš namie ramiai, tada viskas taip. Nes, tikrai, man labai to reikia. Jo, iš tikrųjų, man atrodo labai svarbu, kai tu sėdi ilgai namie, vis tiek būna, kai vaikas dar labai mažas, tai tu vis tiek sėdi daug ir aš pamenu tos pirmos savaitės, tai tiesiog su naktiniais, visą dieną būni su naktiniais, nieko negali daryti. Tai man atrodo, jo, tas kažkoks išėjimas ar truputėlį perėjimas į kitą amplua, atsiprašau, aš atvirauju labai apie savo tas patirtis, tapimo mama, bet man tikrai buvo, kai gimė vaikas, aš galvojau, kad, naktinių tas periodas jau dabar jis, kaip čia bus dabar visą laiką, čia turbūt bus, aš jau čia kaip ir turbūt jau niekada niekur nebeišeisiu, ar ne, 10 metų, ar kiek ten vyksta visą tai. Žodžiu, buvo tokie visiškai kažkoks nesuvokimas, kaip čia dabar su manim bus ir ar aš dar būsiu aš, gal aš jau nebebūsiu aš. Tai toks virsmas, kada tu paskui kažkaip sugebi, atrodo, ir tą derinti, ar bent mėginti suderinti. Ne visada pavyksta. Aš prieš išvažiuodama gimdyti pasidažiau blakstienas, nes labai norėjau būti, ta prasme, graži, kai jau tas vaikas gimsta, kad vyrui graži, nes aš įsivaizdavau, kad ten bus tikrai labai daug stenėjimų ir bus tų visokių veido pozicijų. Kur, ta prasme, kad bent jau kažkas tai būtų.
Aišku, ten po 37 valandų gimdymo man trupučiuką pabėgo. Nu, bet visada buvo palatų veidrodis, vis laiką galėdavau pasižiūrėti tarp sąrėmių. Wow. Jo, ir kažkaip, gal dėl to, kad pirmą dukrą, kai pagimdžiau, tai ten buvo visiškai nerūpėjo šitie dalykai, bet galvoju, nu, antrą kartą nedarysiu tos klaidos, tai kažkaip susigimti. Tai nusipirkau tokių gifiūrinių visokiausių naktinių, kurie visiškai nepatogus. Nu, bet tai pylė gražu vyrai, žinai, nes vis tiek šalia guli irgi, žinai. Tai, nu, vyramgi patinka, ne, gifiūriukai, taip? Teisingai? Kodėl jūsų nepadarysi? Tai va. O aš dar buvau netgi mūsų temoje užsirašiusi klausimų labai daug, kurių visų čia neuždaviau ir turbūt gal net ir nebeužduosiu, bet man dar įdomu apie teatrą paklausti šiek tiek ir apie vaidmenis moterų. Gerai. Ar sunku yra įsijausti į labai meilės kamuojamus personažus, tarkim, moteris, kurios yra beprotiškai įsimylėję? Mano moteris, kurios būna įsimylėjusios, tai arba jos iš vyrų vagia pinigus. Ta prasme, joms nesunku. Jos būna tokios, nu, vat kažkokios tai, šiek tiek trenktos. Tai gal tas trenktumas, nu, vat mano tom personažiam priduoda to tokio judesio ir jos tokios nėra kažkokios užsikamavusios. Jos gal daugiau tokios labai veiksme. Kai yra daug veiksmo gyvenime kažkaip, tai joms tai nėra labai sudėtinga. Nu, vat, iš tikrųjų, ne, buvo pirmieji serialai ir aš ten jau pradėjau, kažkaip man pradėjo duoti tokius, nu, nelabai geros reputacijos moteris, pirmus tos vaidmenis. Ir aš prisimenu, kai jau ten atpažino žmonės degaliniai, priėjo prie manęs tokia viena moteris ir sako, kaip jūs taip galėjot? Ta prasme, ką aš galėjau? Ką aš galėjau? Aš nieko nedariau, ta prasme, kad nesuprantu. Ir tada mane pavadino tos personažės vardu. Ir aš tada supratau, kad ten jinai mane sudubliavo, kad aš čia esu ta moteris. Reiškia, vaidmuo tikrai pavyko, jeigu... Labai tikinamai suvaidinau, matyti jai. Taip. O norėtųsi arba pavyktų įsijausti tokias romantiškas įsimylėlės, ne? Ne, jau visiškai Džiulieta, ne? Džiulietos man be šansų. Įsivaizduokit iš manęs Džiulietą. Nu, be šansų. Ofelija, Ne, tikrai. Va tos, kur nesisioja nekakoja, man taip neįdomu yra. Nes, nu, ta prasme, tokia plasdenanti, tokia ta. Nu, man kažkaip tai... Aš netgi vaikystėje, kai šokau pramoginius šokius, nu, žinokit, man nesigaudavo normaliai. Aš labai pavydėdavau tom, kurios atsistoja ir jos taip daro viską. Nu, man aš atsistoju ir man... Nu, man kažkaip tai gaunas, nu, aš nemoku pasakyti, nu, kažkaip kitaip. Ir žinokit, dar apie vieną temą, kas visiškai man nesigauna. Žinot, kas man neišeina? Vienam spektaklį yra vienas toksai epizodas. Mes ten labai daug bendravom su žmonėm. Ten Domino teatre yra toks spektaklis pats geriausias šou. Ir mes ten turim tam spektaklį tokią, kaip sakyt, keletą minučių tik tai savo. Ir aš pasakoju, nu, vat, yra prožektorius, apšviečia mane ir aš galiu kalbėti, ką aš noriu. Vat būtent tas kelias minutės, ką aš noriu pasakyti, vat, žiūrovom. Ir aš atsistoju ir aš sakau, žiūrėkit, aš iš tikrųjų noriu jums pasakyti, kad aš galiu vaidinti ir normalius vaidmenis. Suprantat, ir jūs juokėtės. Nu, prasme, aš galiu vaidinti ir dramatiškus vaidmenis, ne? Ir aš tam ruošiuosi. Ir aš prisimenu kažkokius gyvenimo epizodus, kurie man įkvėptų tą emociją. Nu, tarkim, tie momentai, pavyzdžiui, tokie skausmingi momentai, kai buvau, nu, paauglė, buvau įsimylėjusi vieną vaikiną ir aš su juo draugavau, jisai su manim nedraugavo.
ir mes šventėm naujaką ir jisai tuo metu miegojo su kitam kambarį, kai mes draugavom. Ir aš klausiausi ten tokios dainos. Ir suprantat, vat, pavyzdžiui, man dabar jau kyla emocija, o jūs juokitės. Ir, suvokėt, kad aš, negaliu perlaužti kažkaip, tai niekaip. Aš kalbu rimtai, aš pasakoju iš savo patirties realios, kaip iš tikrųjų buvo. Arba, pavyzdžiui, dar kita situacija. Kaip aš, vat, prie to pačio Daugiaaukščio, kitoje gatvės pusėje, mane parlydėjo vaikinas po šokių ir aš dar niekada nebuvau bučiavusis. Ir aš vis laiką galvodavau, kad tas bučinys, kuris, įvyks, jisai bus pats nuostabiausias gyvenime toksai, prisiminimas. Ir žinokit, ir viskas taip ir būtų buvę, jeigu ne vienas dalykas. Aš tikrai nesitikėjau, kad jisai tą darys su liežuviu. Ir nesitikėjau, kad kai aš tai darysiu su juo, per langą žiūrės tėvas. Ta prasme, visiškai su tokia sumauta situacija. Ir, pavyzdžiui, tokius dalykus aš prisiminus, aš pasakoju visiškai realiai, kaip aš išgyvenau šitą, bet kažkodėl žmonės, supranti, juokiasi. Niekaip neišeina. Arba, žinokit, yra spektaklis, kur aš, bet, ta prasme, bet taip iš tikrai iš dūšios. Ten yra tokia vieta, kur ir muzika, atrodo jau savaime aišku, kad čia yra rimtas reikalas. Ir aš atsistoju ir aš sakau savo tai draugiai, kurią aš ten įskaudinau, ir aš sakau, čia aš ta kalė. Ir suprantat, visi lūžta. Bet, ta prasme, visi juokiasi, ar bent jau šypsos. Aš galiu padaryti bet ką. Jūs vis tiek juoksitės. Matai, net rimtai, aš dabar kalbu vis tiek juokias. Matyt, aš princesių nesuvaidinsiu niekaip. Jo, galbūt yra toks, žinai, tikėjimasis, kad tu štai pasakysi dar kažkokį sakinį ir jis nuves į kažkokią absurdišką situaciją. Spektaklį, kai aš pasakoju šitą savo vietą, aš realiai verkiu, va taip pabėga man ašaras, realiai va kipinėtai, tiesiog aš verkiu, visą salę lūžta. Aš taip stoviu, žiūriu, galvoju, wow. Kaip įdomu, iš tikrųjų, vat, būtų įdomu tave pamatyti. Tai čia apie princesės, apie princesės. Tai Džiulieta būtų jo tokia, turbūt žmonės iš karto potekstas kažkokias girdėtų tau netgi deklamuojant visą tą tekstą. Tai jo, įdomu. Aš bandžiau per diplominį padaryti, mums davė užduoti Tuminas padaryti pasaką, vaikam. Jūs galvojat, man pavyko vaikam padaryti pasaką. Išėjo pasivaikščiot. Ten Joniukas Gritutė. Pasivaikščiot. Dabar visi tėveliai juokiasi, visi vaikai žiūri. Ta prasme, man labiau išeina su suaugusiais kalbėtis daugiau. Bet tai gal ir vaikam ne. Tai labai vaikam galėčiau, ta prasme, spektaklių suvaidinti. Jo, bet gal tai yra labai gerai, kad tu turi tokį stiprų amplua ir tokią stiprią save, kad, ta prasme, niekas tavęs nepakeis tavo vaidmenėse ir žodžiu, žmonės jau žino. Yra kaip yra. Bus kaip bus, turim, ką turim. O jūs, ar turit kokių nors klausimų, pavyzdžiui? Gal turėtumėt? Taip, kadangi jau nurimo visas lietus, tai aš siūlyčiau dar pakalbinti Inetą ir Jurgą ir užduoti jai keletą klausimų. Tai jeigu turit, kelkit ranką, aš prieisiu. Niekas neturi klausimų? Viskas kaip ir aišku. Einam namo, plaunam pagal variantą A. Taip, atpalaiduojam pilvą ir minkštai mirksim. Tai jeigu niekas nenori pasinaudoti progą... O gal jūs turit klausimą? Tai kaip man irgi viskas yra kaip yra, bus kaip bus. Tai tada prašau labai garsiais aplodismentais padėkoti Jurgai Tamosonytei ir Inetai Stasiulytei.
Ir kviečiu nepabėgti ir įsiamžinti bendroje fotografijoje, kuri jau tampa mūsų bibliotekos tradicija. Kaip leduką priderino prie mano suknelės. Kaip susitarė. Galim kiek arčiau. Nebijokit ateiti arčiau, ateinam visi link scenos. Ne, jūs nesigulkit. Čia iš viršaus. Visi nori tai padaryti.